Sveiki, dar kartą. Ir kaip minėjau dieną, kad šiandien įrašysiu vakare platesnį reportažėlį apie priešparazitinę programą, tai tiesiu savo pažadą ir dar kartą rodau, mano rankose yra 2 mėnesių trukmės priešparazitinė programa. Tai yra VIP programa, kuri susideda iš 8 produktų. Jeigu kas nors matė kataloguose ar kažkur pas mus Koraniniame klube, yra Parašilt ir Parašilt Plus. Jos programos skiriasi laikotarpiu, produktų sudėtimi ir iš viso, kam reikalinga priešparazitinė programa. Visų pirma, baigėsi vasara, baigėsi praktiškai lauko rudens gėrybės, kurias mes kaimuose, savo soduose nusiminėjom, valgėm. Kartais galbūt neplautom rankom, kartais galbūt neplautas daržovės. Labai skanu, nusiskeni pomidorą, agurkai, kelnes nusivalai, atsikandai, viskas tvarkoj. Ir mes nematom to mikropasaulio, tos patogeninės floros, kuri iš tikrųjų supa mus. Ir mes su ją turim susigyventi. Taigi, kad galėtų mūsų organizmas funkcionuoti, žiemą turėti stipresnį imunitetą, kad mes būtume atsparesni peršalimo ligoms, kad mes būtume atsparesni nuotaikos svyravimams, kad netokie imlūs stresinėms situacijoms. Mes turime bent 2 kartus metuose daryti priešparazitinę programą. Bet kaip taisyklė, retas iš mūsų 2 kartus metuose ryžtasi kažką daryti tokio. Todėl aš šitą 2 mėnesių programą visą laiką rekomenduoju sustiprinti ir kad būtų geresnis efektas ir greitesnis rezultatas, ją daryti per 1 mėnesio tarpą. Viskas yra paprasta, mėnesis yra optimalus laikas, optimalus laiko tarpas, per kurį mes galime išsivalyti organizmą nuo patogeninės terpės. Reikia nebijoti, kad jinai iš vis egzistuoja. Kaip yra geroji, taip ir blogoji mikroflora ir mes jos negalime išvengti visiškai 100%, bet sumažinti vien tam, kad sumažinti mūsų lygų kiekį, sumažinti aplinkos poveikį savo, mes taip tiesiog imame ir padarome. Taigi, kaip minėjau, kodėl per mėnesį? Todėl, kad sustiprinti poveikį ir pasiekti greitesnį efektą. Ar tai nekenkia žmogaus organizmui? Ne, jokių būdų, tai yra augaliniai preparatai, mes jų nepadauginsim, mes galim tik tai pakenkti tai patogeniniai terpei, kuri gyvena mumise. Iš kur jinai atsiranda? Kaip minėjau, neplautos rankos, vaisiai, daržovės, šuniukai, kačiukai. Mes turim dažnas savo namuose įvairiausių augintinių, kurie išeina į gatvę, kažką tai suvalgė, perbėgo namo, neplautom rankom vaikai, ar mes juos paglostėm, lyštelėjo mums veidą, ar mes jiems veidą lyštelėjom. Žodžiu, jeigu mes gyvename šeimoje, sociume, kažkokioje visuomenėje ir ta patogeninė terpė sklinda lygiai taip pat kaip ir bet kokie virusai, bakterijos nusičiaudėjus, nusikosius, paspaudus ranką, kažkam pasisveikinus, apsikabinus, tai yra normalu, tai yra gyvenimas. Tiesiog mes jį pastatome į tam tikras vėžes, normalizuojam savo veiklą, valgymo įpročius ir visa kita. Apie valgymo įpročius šios programos metu aš padarysiu atskirą video ir įdėsiu galbūt rytoj ar poryt. Nes aš galvoju, kad šitą programą mes galime visi pradėti, kas jau turi įsigiję, taip pat ir aš kartu su manimi, mes pradėsime nuo maždaug lapkričio vidurio. Kas norės prisijungti, turi dar laiko įsigyti produktus ar mūsų pardavimo ofisuose ar internetu. Taigi, šitą programą sudaro keletas produktų, kaip minėjau, viso 8. Parafaitas, turintis plataus veikimo spektrą antihelmintinius preparatus. Tai iš 12 produktų, iš 12 vaistinių žolių surinktas produktas. Kiekvieno produkto plačiai neaptarinėsiu, vien dėl laiko stokos. Kitas dalykas, aš jums nufotografuosiu ir į grupę įdėsiu nuotraukas kiekvieno produkto su platesniu aprašymu, kokį jūs nerasite internete. Taigi, šitas produktas turi platų poveikį, platų spektrą prieš visus parazitus. Dedam šalia. Juodas riešutas. Ko gero visi žino
prieš helmintinį juodo riešuto poveikį, produktas labai senas, naudojamas labai plačiai ir vaikams, ir suaugusiems, todėl, kad juodas riešutas su savo savybėmis jisai dar ir normalizuoja virškinamojo trakto veiklą. Jisai padeda virškinti, ne tik tai valo prieš parazitus, ar ne, šalina iš organizmo, bet jis padeda ir žarnyno darbą normalizuoti, peristaltiką. Tai padeda juos šalinti. MSM, siera. Siera vienas iš tų dalykų, kuris padeda ne tik tai odai, nagams, plaukams, bet jisai yra vienas iš priešparazitinių produktų, dėl to, kad jo sudėties siera sąveikoja su krauju ir padeda valyti organizmą. Taip pat vienas iš produktų koralburdukrų, tai yra varnalėšos. Varnalėšos ekstraktas padeda išskirti tulžį ir tulžis padeda šalinti visus parazitus, suaktyvina kepenų veiklą. Galima gerti, aš visą laiką rekomenduoju gerti kaip arbatą, o ne kaip tabletėm. Kai šalia maisto labai gerai, kai su karštu vandeniu patenka į organizmą. Mes galim vietoj kavos ar arbatos mitybos metu išgerti kaip arbatą. Kitas produktas yra paudarkas su selenu. Ką daro paudarkas? Tai yra vėlgi vienas iš priešgrybelinį ir antiparazitinį poveikį turinčių produktų. Taip pat yra stiprus imunomoduliatorius kartu su vitaminu C ir selenu. Viskas čia yra šituose produktuose. Taigi, tuo pačiu stiprindamas imunitetą, šitas produktas ir, atsiprašau, ir šalina, turi poveikį priešgrybelinį. Dedam šalia savęs asimiliatorius, fermentai. Fermentai, kadangi mes ir neužmušinėjom parazitus, bet mes juos stingdom jų veiklą, naikinam kiaušinėlius, paralyžuojam juos, ar ne, ir kad iš žarnynų jie išeitų, neliktų kažkur tai mūsų žarnyno gleivėse prilipę prie senelio, reikalinga fermentų pagalba skaidyti ir valyti. Kadangi mes valom organizmą nuo patogeninės terpės, mes turime ją užpildyti gerąją florą, mikroflorą. Tai yra gerosios bakterijos kaip kompleksas, kad mes galėtume visą organizmą užpildyti ir duoti imunitetui, ir duoti naujos veiklos ir naujos, kaip čia pasakyti, protingiau, naujo užpildyti naują mikroflorą, gerąją florą, kuri padės mūsų imunitetui kovoti su blogąja mikroflora. Taip? Ir šiuo laikotarpiu mes be abejo geriam vandenį, koralinį vandenį. Tai yra šarminis vanduo, aš manau, kad visi jau jį žino. Kam jis reikalingas? Toks vanduo tai yra mūsų biologiškai įsisavinamas vanduo, kuris yra visas mūsų organizmas. Šitokį vandenį reiktų gerti pastoviai, tai yra šarminis vanduo, o Otto Warburgas jau 1937 metais įrodė, kad šarminiai terpiai nesidaugina ne tik patogeninė flora visa, bet ir onkologinės ląstelės. Todėl šitas vanduo šarminis šarmina mūsų organizmą ir mes kartu su priešparazitiniais preparatais sudarome bendrą terpę, kur nepatogu gyventi visiems parazitams. Nes šarminiai terpiai, jie nesidaugina, jie negali patogiai gyventi, nes tik rūgštiniai terpiai, jie gyvena, šliaužioja, tarkim, askaridis suvalgo apie 40 ml kūno kraujo kasdien, be to kiekvienas parazitas tik rūgštiniai terpiai dauginasi, o jeigu mes sudarom nepalankęs terpę, mityboj atsisakom kai kurių dalykų ir dingsta tas 5 žvaigždučių viešbutis mūsų vidiniams gyventojams. Todėl mes galim tai daryti
labai efektyviai su visa šita programa, su šito produktais būti švarus, išsivalyti ir manau, kad energija tada jau trykš iš kraštų. Kaip minėjau, nuotraukas kiekvieno produkto aprašymu įdėsiu po video. Ir kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti, kad apie mitybą pakalbėsim atskirai, kaip gerti produktus, viskas labai paprasta. Kadangi ant kiekvieno buteliuko yra surašyta, kiek yra kapsulių, mes tiek dalinam iš 30 dienų, ar ne? Jeigu 9 kapsulės, 90 kapsulių, reiškia į dieną, dalinam iš 30, ar ne, ir turim tiek. Su kiekvienu, kas naudos šį produktą, bendrausiu asmeniškai, konsultuosiu asmeniškai, darysiu video analizės, į neaiškus kažkokius ar kilusius klausimus būtinai atsakysiu čia, grupėje. Galit klausti iš karto, galit rašyti, komentuoti, visą laiką atsakau ir tada kol kas iki rytojaus vaizdo įrašo ir apie platesnio komentaro apie mitybą prieš parazitinės programos metu. Sėkmės!